Impulsinė žmogaus dvasinė struktūra. Impulsinė dvasinė žmogaus struktūra yra kiekvienoje impulsinėje ląstelėje. Kiekvienas organas turi impulsinę ląstelę, kuri nepriklauso pačiam organui. Ši ląstelė yra už organo ribų. Pavyzdžiui, paimkime skydliaukės impulsų ląstelę, kuri randasi už skydliaukės ribų. Tai yra stovi šalia skydliaukės. Tam, kad impulsinė ląstelė, pernešusi dvasinį impulsą į skydliaukę, pradėtų veikti. Kodėl vienas ar kitas organas pradeda veikti netinkamai? Todėl, kad ląstelė nešanti dvasinį impulsą atitinkamai organui tarsi išblėsta. Kažkokie tai įvykiai ją aptemdo. Todėl, norėdami suaktyvinti dvasinį impulsą, pavyzdžiui, per tą pačią skydliaukę, permąstome. Matau skydliaukės impulsinę ląstelę. Siunčiu impulsą skydliaukės impulsinės ląstelės kristalui. Pervedu dvasinę impulsinės skydliaukės ląstelės struktūrą iš neaktyvios į aktyvią būseną. Materializacija kūrėjo sielos fone. Tebūnie taip nuo šiandien iki begalybės. Kai tik perleidžiame impulsinę dvasinę struktūros ląstelę, ryšiai pradeda atsistatyti, o susilpnėję impulsai pradeda atsistatyti ir reikštis fizinėme organe. Kai mes suaktyviname ląstelę per sąmonės lygmenį, sekantį impulsą mes perleisime per sielos dvasinę struktūrą. Kai impulsinė dvasinė struktūra atsiranda impulsinės ląstelės kristalė, tada jie atsiranda ir mūsų sielos kristalė. Mes pergalvojame ir pasakome: matau savo sielos kristalą, siunčiu impulsus savo sielos kristalui ir impulsinę savo sielos kristalo dvasinę struktūrą pervedu iš neaktyvios į aktyvią poziciją. Materializacija kūrėjo sielos fone. Tebūnie taip nuo šiolei iki begalybės. Savo sielos kristalo impulsinę dvasinę struktūrą perkeliu iš nepasireiškusio pasaulį į pasireiškusį pasaulį fizinėme kūne kūrėjo sielos fone. Tebūnie taip nuo šiol iki begalybės. Aš matau savo sielos kristalą. Pasiunčiu impulsą savo sielos kristalui. Aš atskleidžiu 5 sielos kristalo elementus. Materializacija kūrėjo sielos fone. Tebūnie taip nuo šiandien iki begalybės. Aš perkeliu 5 savo sielos kristalo elementus iš nepasireiškusio pasaulį į pasireiškusį pasaulį, į fizinėme kūne. Materializacija kūrėjo sielos fone. Tebūnie taip nuo šiolei iki begalybės. Video sukūrė ir įgarsino Sigutė.